Skaitmeniniai nusikaltėliai irgi žmonės. Jiems irgi būdingos mąstymo klaidos ir tendencingi vertinimai bei sprendimai. Ši labai įdomi disertacija, nuorodą ją dalinuos tekstinių postų pabaigoje, nagrinėja, kokias klaidas daro mokėjimų kortelių schemas rezgantis piktadariai. Vienas svarbus aspektas jau aptartas Kanemano ir Tverskio darbuose. Mes darome neracionalius sprendimus, o kontekstui tinkamus sprendimus pagal tai, kaip subjektyviai vertinam būsimą naudą ir žalą. Angliškai naudojami terminai yra gains and losses. Ir kai sakau mes, tai mes visi žmonės, čia nėra būdinga vien nusikaltėliam. Bet vadinasi, siekiant suprasti ir užkirsti kelią nusikalstamai veiklai, reikia suprasti veikiančio žmogaus asmeninės savybės ir jo gyvenimo kontekste jam svarbius naudos ir žalos aspektus. Pavyzdžiui, jeigu kažkur forume paskaičiau apie suėmimą VPN tiekėjui atskleidus duomenis teisėsaugos atstovams, tai man geriau mažiau norėsis naudotis VPN, nes kol kas negaliu nustoti apie tai galvoti. Tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip būtų galima veikti informacinį lauką ir kuo daugiau žinosim apie konkretų nusikaltėlį ir apie tai, kokios žalos jis ar jis stengiasi išvengti, tuo didesnė tikimybė, kad pasirinksim būtent jam ar jai sustabdyti tinkamas priemonės. Žmonės nėra tik racionalūs, žmonės yra visokie. Ir jeigu dažniau apie tai prisimintumėm, tai sprendimų priėmimas galėtų būti paprastesnis. Taikos ir ramybės.